So, hello guys, welcome to our channel, or welcome back to our channel. Šiandien turim ypatingą podcastą. Svečiuose turim pirmą merginą išdrįsusią ateiti į mūsų... Išpar garažą. Garažą. Laukit, dabar reikia atsiminti titulus visus. Motociklininkai, lenktynininkai, YouTuberė. Instagramerė, Gerda, dar kitaip žinoma, Jebitutė. Sveiki. Taigi ką, šiandien pašnekėsim trys, ar ne? Ignelius, Andrelis ir Gerda. Gerdelį. Tai gal pradėkime nuo to, kaip Gerda ir motociklas atsirado kartu. Tai iš tikrųjų ganėtinai augau tokioje aplinkoje su motociklizmu, dėl to, kad brolis ir tėtis to užsiėmė ir į trasas važiavo ir, žodžiu, taip gavosi, kad... Bet pati kažkaip su tuo motociklizmu manęs pačios niekas nesėjo apart jų, kol jau ganėtinai po daug metų, atsimenu, atvažiavau pas tėtį svečius, buvau žiauriai blogos nuotaikos, tėtis ateina, sako, varom, pravešiu su mocu, žodžiu, adrenalinas padės. Ir pirmą kartą, jis mane daug kartų praveždavo, bet ten buvo pirmas kartas, kada jisai vežė be tokio pasigailėjimo, žodžiu, maksimaliu leistinu greičiu, kur nulipus nuo motociklo jau, žinai, dreba nuo adrenalino visas kūnas ir tada atsimenu, jau pagalvojau, kad va, aš to noriu, daug noriu ir, žodžiu, reikia pirkti motociklą, reikia laikytis teisės ir taip labai greitai viskas įvyko, po savaitės jau motociklas stovėjo garaže, po kiek vėliau, po šiek tiek daugiau laiko jau teisės buvo pas mane. Tai va, ir taip. Tai taip. Standartas, kad motivacija būtų greičiau įsilaikyti, žinai. Tai pirmas motociklas, kiek žinau, buvo streetas. Taip, Phaseris. Sekantis buvo Britva, vadinama liaudėje, superbaikas, kaip čia įsireiškia. Taip, dar ne Ducati, Suzukis buvo, Gixxeris 7PM ir tada Panigale keliavo. Bet nebuvo minties pirmą motociklą rinktis kažką komfortiškesnio, ramesnio, ar norėjusi to... Iš tikrųjų, tai Phaseris, jisai kaip pirmas motociklas, aš su juo pravažinėjau realiai sezoną, sakykime. Gal ne pilną, bet sezoną praktiškai. Tai kaip pirmas motociklas, manyčiau, super. Ta prasme, jisai tikrai, tik tai tiek, kad man jisai buvo ganėtinai sunkus. Tai va šitą atsimenu, kad būdavo, dar kai neturi tos patirties, buvo sunku manevruoti vietoje, žodžiu, aikštelėse ir panašiai. Tai gal kažką ypatingai moteriam rekomenduočiau kažką truputėlį lengvesnio pasižiūrėti, bet šiaip komforto prasme jisai buvo tikrai kaip pirmas motociklas, manau, labai super. Tai kiti nesužavėjo, nei adventure, nei chopperiai, nei... Aš gal sakyčiau, dar pradžiai rinkausi labai, biudžetą pasižiūrėjau savo, tada žiūri, kas už tą biudžetą išeina, tada žiūri, kas ten iš išvaizdos, kas yra tvarkingas motociklas, nes nusipirkti ten, žinai, mano ten biudžetas, ten, sakykime, kokie 2-3 tūkstančiai buvo, tai automatiškai už tokią kainą, mes žinom, kad tvarkingą motociklą nusipirkti yra žiauriai sunku, tai tada jau žiūri, kas iš tų tvarkingų rinkoje yra ir toks aš neturėjau, kad Phaserį pirksiu čia, mano nusistatymas, kad būtent jį, čia tiesiog jisai buvo tvarkingas variantas kelbime, aš jį ir pasiėmiau. Čia klasikinis motociklas, sakyčiau, toks dailus. Taip, tai žodžiu, taip tokia pradžia mano buvo, dar kai visiškai nemokėjau važinėti, tai buvo su juo. O po to pačio streeto, kodėl Britva, o ne naujesnis, galingesnis, tarkim, streetas? Kodėl Britva? Sportinis, kodėl? Norėjau trasą išvažiuoti. Tai tiesiog su streetu nelabai yra patogu. Ta prasme, Britva yra Britva, trasos motociklas, sakykime. Tai ir norėjosi pereiti. Irgi gavosi, kad pažįstamas kaip tik, gal dar pradžiai nenorėjo pardavinėti, tiesiog aš ieškojau, man jo motociklas, aš atsimenu, atvažiavo į aikštelę su to savo motociklu ir aš atkreipiau dėmesį, eina savo nemėgstu spalvotų mocų, juodi arba raudoni, tik tai. Jisai visas toks spalvotas atvažiuoja ir atsimenu, taip atsisuku, o aš dar nei jo pažįstu, nei ten motociklą pirmą kartą matau iš kito miesto. Draugams sakau, žiauriai noriu, sakau šito. Va tokio, sakau, noriu, kad taip atrodytų. Tai dar jeigu nuotrauką kokią atsiųsiu, gal dar įkelsit kažkur čia. Parodyt, kaip atrodė. Ten arba čia, kažkur. Tai žodžiu, ir draugai tada
ėmė jauti už ragų, nuėjo pas jį ir maždaug per pusvalandą laiko įkalbino, kad parduotų man moc. Tai greitai sutvarkė. Taip įvyko, viskas, jo. Bet tai ir kišeniai pinigų vežėsi tuo metu, ne? Taip išeina tada. Ten draugai sutarė gal kitaip. Atidėsim truputį. Jauti už ragų. Laukia draugiškai, tai vat. Bet jo, ten parsidaviau tą motociklą ganėtinai greitai, ten gavosi toksai išmainimas. O vat važinėt kompaniją Britvum, ar ne? Tenai didelis ratas jūsų draugų. Daugelis nemėgsta Britvistų. Kas yra daugelis? Nu, tos močiutės, kur sėdėjo Facebook'e nuotrauką su rožėm, ten prie vazonų. Prie vyvogių krūmų. Esu gavęs komentarą. Tai čia visi. Ar gal turi kokių kontrargumentų jom pasakyti? Ar jiem, ne vien jos būna ir vyrų, kurie ten prie rožių krūmų nusifotkinė ar su Velykų kažkučiu kokiu. Ja, čia mano ta tokia standartinė istorija, kai komentarą gavau irgi į Facebooką, žodžiu, kad nepatinka, kai naktim važinėja ir drumščia ramybė ir, žodžiu, negali mėgoti nei jos, nei tėvai, nei vaikai, nei niekas. Tai, žodžiu, aš irgi taip tiesiog labai draugiškai atsakiau, kad pas mane, žinai, pirmam aukšte irgi gyvena šeima, kurie susilaukia kūdikėlio ir tas vaikas verkia naktim. Ir jie nepagalvoja apie mane, kad man drums ramybė. Tai, na, ta prasme, iš šitos pusės visą laiką galima pagalvoti, ar ne, kad aš turiu pasirinkimus, aš galiu įsikraustyti į vienkiemį, galiu nusipirkti nuosavą namą, bet aš to nedarau. Tai vadinasi, kažkaip bandom susigyventi visi ir jeigu jau kažkas labai trukdo, keičiam kažką. Tai, kiek tokie, čia to šilto sezono? Realiai, daug tikrai neturim. Tai, bet jeigu tu gyveni miesto centre, galbūt ramybės negali tikėtis, ar ne, jeigu prie pagrindinės gatvės. Tai, nu, kaip ir... Bet man atrodo visą laiką tų piktų žmonių bus dėl visko, jeigu ne dėl motociklo, tai ten kažkam kiti dalykai, tam per garsiai mašiną pravažiuos, nežinau, žmogus rėkiantis praeis pro šoną, tai čia visi randam dėl ko pykti. Net ir ne miestuose tų piktų bučių ir močiučių yra ir kaime pravažiuojama. Šunis loja per garsiai. Ir visko. Pas irgi, ne, lygiai yra. Nepatenkinta. Nu dabar jau Goldas tyliau važiuoja, bet prieš tai esu turėjęs tikrai triukšmingų motociklų, nu tai visko susilaukti. Visko, ta prasme. Aš būdavau ir pavažiuoti. Bet neerzina triukšmingi motociklai? Loud pipes saves lives. Dėl to taip, bet pavyzdžiui, man visą laiką atrodavo, manęs klausdavo, žinai, kad kodėl aš neįsidedu to slintuvo kito, nu, nes garsas, mes suprantam, kad Dukačio garsas originalus, jisai nėra toks, taip sakant, širdį lydantis ir galbūt kažkokio greido norėtųsi. Jo, ganėtinai tyliai sakė, trasoju, kaip aš pravažiuoju, tai net nesigirdi palyginus su kitais. Tai aš, aišku, tų upgrade'ų nedariau dėl trasos visų reikalų, ten, kad nereikėtų po to žaistis ten, kur yra ribojimai, bet gatviai, net jeigu kažkas iš kolegų važiuoja, garsiau mane erzina. Čia gal sakyčiau, žinok, požiūrio taškas. Turiu omeny ilgiau važiuojant, nekalbu ten. Ilgesniam kely esu, galvoju, savo patirtį, jeigu pasakojant, tai aplink Lietuvą važiavau su Yamaha Roadstaru, buvo tiesus vamzdžiai, nieko. Per galą pažiūrėjau, matydavosi stūmoklė, vis cilindrai, vis. Tai taip, po to ratelio aplink Lietuvą vakare dar ir kitą rytą daraus įsiaužį. Bet jeigu ten išvažiuoju pusdieniui, keliom valandom, to prasme, nematau problemų. Ne, bet jeigu tai pavažiuot paskui, žinai, reikėtų... Nu, aš tai, pažiūrėjau, asmeniškai esu susidūręs, kaip, pažiūrėjau, kad ir mes ratukose važiuojam. Kai kažkas būdavo priekį jau su taip tiesiais vamzdžiais, tai didelio gal tokio pasitenkinimo nėra ten važiuoti kelias valandas paskui. Bet man asmeniškai tai labai patinka tą dabar keilerį išimti. Čia dar sąžinės balsas sėdė, gal galėt plačiau, kas priekiai ten važiuodavo. Ten labai jau neverskim tų lapų atgal. Bet... Gal net ir ten prie sąžinės balsų netoli Povilas sėdi, jaučia atsimeni Pofkę, kai dar tą Yamaha važinėjau, nu nelabai mėgdavau paskui mane Hebro važiuoti. Būdavo, davai tu važiuok į galą, nu ne, aš važiuojusi vidury. Tai būdavo, oi, tas garsas, nu ten toks labiau keptuvės pliauškėjimas būdavo, nu, bet bent girdėdavo visi. Pas mus tai kolektyvė būdavo net prie šviesoforų, jeigu sustoja, tai tiesiog degimą išjungia visiškai, ta prasme, motociklą, kad truputį pailsėt, bent tai pusė minutės. Tai toks atrodo, kam to reikia. Bet emocija man asmeniškai tai visai kita. Va. Nu, kai yra tas garsas, jausmas. Čia buvo vieną motociklą, turėjau, draugui daviau pabandyti. Pravažiavo, taip sako, nu ką žinau, tai visai nieko, žinai. Kitą dieną atlėkė ir buvau ten biškį pamodifikavęs išmetimo sistemą. Sakau, liek, pabandyk, žinai. Parlėkė.
koks geras, sako, kaip traukia, koks garsas, visi žiūri, sako, žinai, tipo. Nu, visai kita emocija. Ne, aš su tuo sutinku, man pavyzdžiui, jeigu kiti atvažiuoja, kaip sakai, žinai, 10 minučių, tu pasiklausai, nu, kaifas, visiškas kaifas, bet pačiai atrodo labai labai erzintų. Bet kita vertus aš moteris, ką moteris supranta, ne? Apie tą motociklizmą. Nu, ne veltui, gal trasų yra tie reikalavimai, kad galėtų susikaupti vairuotojas. Ne dėl susikaupimo, aš manau. Čia gal labiau dėl aplinkinių tiesiog gyventojų, nes labai daug trasų yra pastatyta ne užmesti kažkur, o tiesiog miestuose aplinkui, ten miegamieji rajonai kažkokie gali būti. Tai manau, kad dėl tos priežasties tiesiog yra pagrindė. Atsimeni savo pirmą išvažiavimą į trasą? Atsimenu. Labai buvo baisu. Kačerginėj? Į Mėsmalę, jo važiuot. Eina savo. Bijau, kad arba aš kažką nutrenksiu, arba kažkas mane nutrenks. Tai tas toksai, nes natūraliai esi toj pačioj žemiausiai grupiai, kai pirmą kartą nuvažiuoji, tai išvažiuoja gauja vairuotojų, kurie nemoka važiuoti. Tiesiog nemoka. Čia realiai net mes, jeigu pasižiūrėtume gatvėse, kiek kas važiuoja, ar ne, ta prasme, nu tikrai retas, kuris gali pasigirti gerai savo sugebėjimais. Žmogui papasakojus apie counter steering, ar ne, jisai net nesupranta, kas tas yra. Prašau, ką sakėt? Tai papasako, kas tai yra. Pamokėlės praves. Na tiesiog, ta prasme, jeigu tu kur stumi vairą, jeigu aš noriu sukti kairę ar ne, tai tiesiog kairę rankiną aš stumiu priekį ir motociklas automatiškai jisai suka į tą posūkį. Tai tiesiog toksai lengvesnis būdas, labai atrodo nelogiškai gal skamba, bet iš tikrųjų logikos yra daug, mes visur tą darom, čia netgi kaip kalbant su dviračiais ar nevažiuojant, mes irgi lygiai taip pat taikom counter steeringą, mes tiesiog to nesuprantam. Su motociklu tiesiog yra gal daugiau jėgos tam reikia, jeigu ypatingai tu važiuoji didesniu greičiu, automatiškai tu daugiau turi jėgos padaryti, bet tai labai supaprastina važiavimą. Tiesiog tu lengviau įeini tą posūkį ir mažiau tikimybės kažkur į lankas išvažiuoti. Ir man atrodo, kad, na, ta prasme, apskritai kalbant apie motociklistus, labai gaila, kad gatvėje yra tiek daug, kurie įsilaikė teisės, na, neturi galbūt aplinkos, kurie padėtų, suteiktų tinkamos informacijos ir žmonės neturi noro galbūt patys daugiau pasidomėti dėl savo saugumo ir dėl aplinkinių saugumo, kaip iš tikrųjų reikėtų važiuoti. Nes aš ir save atsimenu. Pati pradžia, realiai mes tam paimkim pirmą sezoną, aš nesuprantu, kaip aš gyva likau. Lėkti labai mėgau visą laiką, man greitis, pilnos akis drąsos, ta prasme tik tai liek, bet sugebėjimo tai 0, ką tu mokyklėlį išmoksi, kiek ten valandų, 8, nežinau, kiek ten, nu kažkur tai gaunasi. Akademinės 8. Taip, tai realiai tai yra furisto darbo diena. Ir ten ruošia gatvėje, o ne trasai. Taip, bet ir tai tas, aš net nepasakyčiau, kad ruošia gatvėje, jie ruošia išlaikyti egzaminą regitrai, viskas. Bet iš tiesų niekas nemoka po to, jeigu tu ten nevažinėjai su pirtukais visą savo vaikystę ir neturi supratimo, tai tu išvažiuoji ten eina savo, tu esi pavojus visiems. Bet net dabar, gerą temą šiaip palietėjai, net įdomu, koks vairuotojas baisesnis kelyje, ar tas, kuris išsilaikęs ir visų bijo aplink, ar ne? Ar tu yra, nu tikrai, tokių arelių, kad viskas, aš turiu teisės, aš moku vienkę kelt, nesvarbu nuleisti, vienkiais nemoku, bet 200 negreitis, stulpas, nekliūtis, ar ne? Kuris baisesnis, įdomu, jaučiu? Abudu. Čia geras klausimas. Abudu greičiausiai. Bet žinai, vėlgi tas, kuris nebijo ir važiuoja ir daro ir mokosi vienkės, man atrodo, jis labai greitai tobulėja. Varai vienkę tu? Taip ir neišmokau. Bišk pakėliau. Rimtai? Kokią 30 centimetrų sugebėjau pakelt. Taip. Tai aš irgi taip sakau, yra nuotrauka, kur užfiksuotas tas toksai pakelimas, tai iš nuotraukos atrodo, kad ten galbūt aš ilgai dar pavažiavau, bet ten tiesiog buvo pakelta ir nuleista. Tai, bet, žodžiu, nu, šį sezoną, sakiau, tikrai prisižadėjau, kad išmoksiu. Tai vat kitas aparatas, daugiau visokio sistemų, kurios galbūt sumažins baimės jausmą pervers. Tai pamatysim. Pasimokinam kartu, aš irgi noriu vienkę. Su goldu. Pakelt moku. O girdžiu, kad rankeną atsukt mėgsti, greitį mėgsti, o kaip su pareigūnais? Ar dažnai tenka pabendrauti? Iš tikrųjų, tai aš ganėtinai sėkmingas esu žmogus, kad man pavyksta jų išvengti jų dėmesio. Nu, nes, kaip sakyti, tai pralėki, kad net nesigirdi.
Nesimato. Aš visą laiką pagal taisyklės važinėjau. Nu taip, dėl to ir nepastebinės. Tai kad jie lindė būna krūmuose, už medžių pasitėp, kur tuos pamatys? Kur ta betutė? Kodėl jūs dabar apie pareigūnus pristojot? Va dabar paminėjo, kad motociklas, ne? Tai gal gali mums papasakot, kas čia per motociklas? Tie, kas nesupranta. Raudonas. Gražus. Pats gražiausias. Nu tai ką, tai čia Panigale, sportinis motociklas, V2 variklis, 955 kubai. Tai šiaip iš esmės, jeigu taip labai suvokiant, tai jis toksai kaip, jeigu taip prilyginčiaus, netikras litras, tokiu kaip 750 maždaug, ar ne? Benzinas, odinis salonas, ką tik neutralą, nežinau. Nežinau, kad čia daugiau papasakot. Kumelės neišsilakstė dar visas garde. Važinėjo moteris, ar ne? Lengva parduoti. Iki bažnyčios ir atgal. Bet irgi važinėjo moteris. Jūs man paaiškinkit vieną paprastą dalyką, ar ne? Va čia buvo, kaip tarkim, pasako, kad moteris nemoka vairuoti. Bet kodėl kiekvienam skelbime, kaip didelį privalumą pažymė, kad moteris vairavo? Nu, variklis nepatyrė didelių apkrovų gal iš tos pusės. Tik sankabą pakeisti reikia, ar ne? Sankabą pakeisti, galbūt. Nes kaip įminė, taip net leido. Kosmetiškai supoliruoti reikia. Gal moteris vis tiek, nesvarbu, motociklas, mašina, traktorius, tas pats, nežinau, pavyzdys, atsargiau vis tiek važiuoja. Aš manau, statistiškai tai jos tikrai mažiau. Gerdai negalioja, man atrodo, tas atsargiau važiuoja. Jeigu važiuoja. statistiką pakėlus pažiūrėti, aš manau, tikrai saugumo, va, kaip sakai, atžvilgiu. Gerdai statistika turbūt nepakėlų. Skaičiai nepatinka, sakė. Kam patinka ta matematika? O gerai, dabar šitas motociklas, tai praeitas sezonas tuo pačiu važiavai? Ne. Tai čia pirmas sezonas. Vidury sezono pasikeičiu aš jį. Tai va, tai gavosi taip, kad aš ganėtinai neilgai su juo važinėjau. Tai dar tikrai, taip pasakyčiau, kad visiškai jo neprisijaukinau iki galo. Turėjot ten turėjot konfliktų su motociklu, ne? Turėjau, kažkai nesutarimų. Dėl šito papasakok. Jo, tai trasoj turėjau incidentą. Kai tik įsigijau būtent šitą motociklą, turėjau varžybas Slovakijai. Ir varžybų metu teko nukristi. Tai truputėlį sulūžau ir aš, sulūžau ir motociklas, į tokie prisiminimai gal ne patys šviesiausi. Bet nieko, atsistatėm greitai motociklą, atsistatėm kiek įmanoma petį, ganėtinai greitai išvažiavome trasą toliau mokytis, tai dar kariaujam su juo, dar tikrai nesugebėjau jo įvaldyti taip, kaip įvaldžiau savo praeitą motociklą, kuris atrodo, motociklas neturėjo visiškai jokių sistemų. Jisai buvo, tikrai, ta prasme, aš pakeičiau motociklą dėl to, nes norėjau papildomo saugumo. Bet su Suzukiu važiavau pagal laiką daug greičiau, savo rekordą esu įmušus. Ir, žodžiu, ir startuodavau geriau, ir neužkėsdavau ant starto, nebūdavo visokių feilų, žodžiu, toks sėkmingas motociklas man buvo. Tai man atrodo, kad apskritai priprasti prie motociklo kokią pusę metų reikia intensyviai važiuojant, bent jau man. Aš taip jaučiu, kad taip su juo išsitobulint važiuoti. Tai tokia mano pirminė patirtis su juo buvo. Bet gal važiuojant trasoje žiede greičiau pajauti patį motociklą, negu tik kely važinėjant ten užlaužiant rankeną, kur galima leisti greičiu, saugiai. Taip. Ar ten įvažiavus į kokį, pavadinkim, smagų miško keliuką, vis tiek trasoje tu bent jau turi žinių, kaip jį valdyti, kaip naudotis juo, ar ne, pavadinkim. Jo, aš vienareikšmiškai sakyčiau, netgi tiem, kurie nemato savęs sportuojant profesionaliai šitam sportui, ar ne, trasoje aš vienareikšmiškai rekomenduočiau nuvažiuoti į trasą bent jau 1-2 kartus pasibandyti ir tiesiog pravažiuoti trasoje. Kodėl tai yra svarbu? Tai pirmas dalykas, tu iš organizatorių gauni daug tokios teorinės informacijos, kaip apskritai tą motociklą valdyti, ar ne? Tai kaip ir aš kalbu apie tokį kaip counter steeringą, apie kūno pozicijas, tu būtent tos informacijos tikrai daug sulauksi.
Kitas dalykas yra daugybė vairuotojų aplinkui, kurie paklausk, tau visą laiką atsakys. Tai žodžiu, tiesiog pasidalint savo patirtim, papasakos, kaip reikia taisyklingai vairuoti, nes man atrodo, kad čia taip yra svarbu, jeigu tu nenori, žinai, ir pats užsimušti ant to motociklo, ta prasme, tai nėra mašina, tu neturi ten sienų ir su mašina jau tikrai yra rizikinga, jeigu ten sportuoji ar net, ten greičiau važiuoji gatvėje ar panašiai. Su motociklu ypatingai. Tai labai svarbu išmokti tiesiog taisyklingai tą daryti, ar ne, ir trasa, man atrodo, labai tinkama vieta yra tą padaryti. Bent sakau, bent 2 kartai, man atrodo, padarytų didžiulės įtakos žmogaus važinėjime gatvėje. O tarkim, aš esu naujokas, tarkim, įsigijau superbaiką, ne, noriu važiuoti, bijau šiek tiek, išvažiavęs į tą trasą, aš nesukelsiu daugiau gal pavojaus aplinkiniam negu, ar gal tu vienas gali išvažiuoti, ar kaip ten vyksta? Kad iš tos pusės, žinai. Važiuoji grupiai. Vienam išvažiuoti, tai turbūt nebent susitarus su trasos ar ne, ten nuomotojų, tu galėtum susitarti, kad jis nuomoti tą trasą, bet vėlgi tai būtų didžiuliai kaštai. Aš nemanau, kad tai būtų priimtina suma tipiniam motociklistui, tas tipiniam tai turiu omeny kiekvieną. Ta prasme, ten mokėti ar ne kelius šimtus eurų tam, kad ten pasivažinėti, ten tik išmokti. Ne, kad apie tą, aš turiu pavyzdį, žinai, nežinau kaip dabar yra Nemuno žiede pas mus, bet jūs, pažiūrėjau, neišsiperkat trasas treniruotėm, kad viena suktum ratus saugiai ir nieko negalvotum. Nes man tekia yra važiuoti automobiliu, tarkim, šiek tiek sporte, tai aš atsimenu, kad ta kaina būdavo visai dienai labai prieinama ir mes nuvarydavom, nuomodavom tą trasą ir visą dieną skusdavom tiesiog. Vėlgi, aš galbūt dar gal motociklistam kitaip. Aš gal pasakyčiau dar iš tos pusės, kad su motociklu važiuojant yra labai svarbu, kad stovėtų greitoji. Jeigu netyčia kažkas nutinka, ar ne, labai svarbus faktorius yra. Nes vienaip ar kitaip trasoje tu nori atsisukti. Tai šitas yra labai svarbu. Kitas dalykas, tu vienas įsinomavęs trasą, jeigu tu nemoki važiuoti, tai kas tave pamokys. Tai tu ir gatvėje gali lygiai taip pat važiuoti be kažkokio didesnio ar nesupratimo, o atvažiavęs į organizatorių renginį, tai tu gauni ir tas pamokėlės, tu gauni ir lenktynininkus aplinkui, su kuriais gali pabendrauti. Na, žodžiu, tokia bendruomenė ten yra labai tokia artima, visa draugiška ir iš to manau, kad labai daug naudos yra. Tai galbūt vėlgi tu gali išsinuomoti, bet yra, manau, kad pas organizatorius eiti vienareikšmiškai yra naudingiau ir pigiau. Kiekvienam yra svarbu ten, žodžiu, sutaupyti ar ne, jeigu ten ypatingai pačioj pradžiai. O bijoti gal vėlgi. Jeigu išvažiuoja ar ne į trasą su tikslu ten, nežinau, visus lenkti čia ir dabar, nes jeigu mano žaidžia, kad išvažiavau kartu su draugu ir man reikia draugą aplenkti, tada tai ten galima visko tikėtis. Bet jeigu tu atvažiuoji, tai pirmus ratus apvažiuoti ten tiesiog saugiai pagal save, jeigu jauti, kad gali truputėlį greičiau, jeigu jauti, kad kažką gali aplenkti, na, žodžiu, nedaryti iš savęs didvyrio vos tik išvažiavus pirmą kartą į trasą. O šitus dalykus, jeigu, nežinau, varžybose tektų dalyvauti, tai tada ir parodyti reikia, ką sugebė. O treniruotės yra treniruotės. Tiesiog, ta prasme, tobulini savo sugebėjimus, o ne laiką bandai kažkokį ten pagerinti. Dar sąžinės balsas turi vieną klausimą. Sąžinės balsas šiandien kiek kalba, ne? O paminėjai, kad su praeitų motociklu geresni laikai buvo, ar ne? Trasos mes konkrečiai kalbam apie Nemuno žiedą. Ir koks konkrečiai tavo geriausias yra laikas žiedą? Minutė 15. O kiek yra overall žiedo rekordas? Neoficialus, jeigu nesumeluosiu, minutė 7. Ai, tai čia. Neoficialus. Tai tas skirtumas jisai yra, didelis. Tos sekundės, tai jos labai labai daug reiškia. Tai toksai, aišku, aš labai labai džiaugiuosi, nes tai yra toks pirmas sezonas ir tie tokie pasiekimai, jie yra šiaip įprastai labai savikritiška būnu, bet tuo pačiu metu, kai pasižiūriu, pavyko pasiekti tą savo rekordą, tai ką tikėjausi pasiekti per visą būtent sezoną, tai pavyko per pirmą važiavimo mėnesį, man atrodo, pasiekti trasoje. Būtent tą minutę 15. Dukatis kiek dabar leidžia tau įvažiuoti? Dabar galvoju, kiek aš su juo minutė 15,8 gavosi, man atrodo, geriausias laikas. Tai dar nepavyko. Bet ar tu to?
Artėjam. Aš manau, su Ducatiu vienareikšmiškai pasiekti galima tikrai daug daugiau, bet esmė tame, kad aš jo neišnaudoju. Kadangi aš esu pripratusi važiuoti su motociklu, kuris neturi visiškai jokių sistemų, aš ir važiuoju su juo taip, tarsi jisai neturėtų jokių sistemų. Bent jau aš pradėjau, nes atrodo pasitikėti sistemom, kai pripratus prie kažko kito, ar ne, kur tik tai tavo įgūdžiai kažką lemia, tai labai sunku tiesiog psichologiškai truputėlį ten savo jungtuką ar ne jungti, kad visgi čia tas motociklas, jisai ten padarys, ką reikia padaryti kartais, ar ne, ir ten pagelbės, kai reikia pagelbėti. Tai galbūt jį išnaudoti ir yra sudėtinga, tai tas procesas tiesiog truputėlį toks lėtesnis, bet aš manau, kad nusimato tikrai geresni laikai, tiesiog reikia prisijaukinti iki galo ir tada galima bus padaryti didelių dalykų. O kai pradėjai važiuoti to pačioje Kačerginėje, koks buvo pirmas oficialus laikas tavo? Ir kiek kartų gal pagerinai? Tu jį net nesekundžių? Jau net neprisimenu iš tikrųjų. Jis per daug bijojo ir laiką tada nežiūrėjo. Aš pirmą kartą, kai išvažiavau, man atrodo, laptimerių nebuvo. Draugai su chronometru skaičiavo. Tiesiog mano ratus. Bet neatsimeni daugmaž, koks gali būti skirtumas, tarkim, jau vos iššokus ir tavo, bet nuomonė. Reikėjo pasiruošti iš anksto klausimus. Jau būčiau dar kažką pasižiūrėjęs Instagram'e, gal kažkur ir turiu, nežinau. Bet kažkas, aš manau, minutė kokias 30 kažkelios turbūt dieną užbaigiau, tai tikrai nelipau į 20, manau, bet bijau sumeluoti, nes atrodo tikrai neprisimenu, bet manau, kad ten minutė 30 kažkelios. Kviečiam visus užeiti į Instagramą pas Gerdą ir paieškoti informacijos patiems. Gal bus greičiau, negu Gerda atsakys. Žmonės pripratę, čia tas Google'as, čia GPT, viską čia duok. Ieškokit, jeigu norit sužinoti. O ar iš karto tavo motosportas patapo, pavadinkime, jau dabar gyvenimo būdu? Vienareikšmiškai. Tai neatsiejama mano gyvenimo dalis. Tai be ko aš apskritai nebeįsivaizduoju savo kasdienybės. Tai dabar taip, bet vis tiek buvo kažkoks tarpas, kaip buvo, pavadinkim, gal hobis ar ne ten, kad ir mėnesį, ar ne? Tu mėjasi, pasibandėjai vienoje, kitoje trasoje. Ar iš karto taip po pirmo, pavadinkim, išvažiavimo ar nebuvo? Viskas, Gerda užsikabino, Gerda bus lenktynininkė. Tai buvo. Apie lenktyniavimą aš gal taip stipriai iš karto nepagalvojau, kad kai pradėjau su motociklu važiuoti, tai tikrai buvo, kur aš anksčiau buvau. Kodėl tik dabar tiek laiko prarasta, eina savo, čia toks kaifas yra. Bet su pačiom trasom, tai iš tikrųjų šiek tiek vėliau, kaip gavosi, kad nuvažiavau į Kačerginės Nemuno žiedą, tiesiog pasižiūrėti kažkokių varžybų tuo metu vykusių. Ir atsimenu, su draugu stojam ir sakau, matai tą podiumą, sakau, ten kur tas numeris 1, ten aš kažkada stovėsi, pamatysi. Tai va šitas buvo, tai čia dar buvo užpraeitais metais, jeigu dabar jau žiūrėtume, tai čia buvo to sezono galas ir tai va ir tokia svajonė buvo. Kiek truko laiko, kol ten ir užlipai? 5 minutes later. Hold my beer. Truputį reikėjo pasistengti dar, bet man pirmą vietą, man atrodo, aš su tuo rekordu savo ir paėmiau. Tai va kažkur maždaug po to sezoną, jeigu va šitą buvusi, tai mėnesis pusantro maždaug, tai ten, nežinau, 3 gal varžybos mano buvo, kada pavyko atsistoti. O kokiuose lenktynėse ar kokioje trasoje pirmą kartą ant podiumo užlipai? Ar ir buvo gal Kačerginės žiedas? Tai visuose, turbūt. Dabar realiai vienose varžybose po krešo metu neužlipau, nedalipau iki podiumo. Bet švietėsi podiumas. Buvau antra. Pirmam rate, antram jau buvau paskutinė. Bet žodžiu, tai va tada neužlipau ir po to po traumos sekančiose varžybose, kuriuose dalyvavau, tai užėmiau 5 vietą, varžybos vos finišavau, bet tiesiog savo buvau prisižadėjus, kad finišuosiu, jau ten buvo labai toks lipimas per save, bet savo tiesiog pasakymas, kad galiu ir buvo daug baimės labai atsiradę. Toks tarsi per naujo reikėjo mokytis viską, ką mokėjau, per naujo tų visų pastangų reikėjo, tai užgesau starte, tai žodžiu, apskritai ten, nežinau, tuo metu buvo gal 40 raiderių, kažkas tokio, kad labai daug buvo, tai pavyko 5 finišuoti savo grupiai, tai buvo labai fainos varžybos, nes
tada pamiršau skausmą, kurį turėjau, nes vis dar skaudėjo. Ir buvo žiauri daug adrenalino, nes tas po vieną lenki žiūri kaip į taikinį ir po vieną lenki ir toksai, tai aš sakyčiau, kad tos varžybos nors su tokiu kaip ir prasčiausiu rezultatu, bet mano prisiminimuose jos buvo vienas geriausių, tai tiesiog buvo žiauri daug adrenalino, žiauri gerai ir nu tokio, nu tas ir smagu, tas lenkimo momentas, ar ne, ten skaičiuoti, žiūrėti ir sakyti, kur jeigu tu lengvai pirmoje vietoje važiuoji ir tai kaip ir neįdomu tiesiog yra. Tai gaudyti, sako, visada smagiau yra negu bėgti. Vienareikšmiškai. Tai dėl to pas ant Ducatio nėra galinio vaizdo veidrodėlio, jeigu pastebėjai. Trasoje važiuojant jau geriau ir neturėt. O tas dar ant podiumo, apie podiumą, ne? Aš esu matęs tavo Instagram'e, berods, kad tu tuo podiumu daliniesi su vyrais. Nu, ta prasme, lipat vienu metu. Ar teko susidurti su vyriškos kompanijos kažkokiom tai replikom, kad merga čia, nu, ta prasme, tos pusės? Pačioj pradžioj galėčiau pasakyti, kad teko nemažai, kol tu apskritai neįrodai savo sugebėjimų. Tai aišku, aš kai pradėjau važiuoti, man labai gaila pirmiausia, kad mes apskritai neturim moterų grupės pas save, nes moterų yra ganėtinai mažai važiuojančių ir tai tiesiog neapsimoka. Tuo pačiu metu aš kaip ir džiaugiausi dėl to, nes vyrai dažnais atvejais yra drąsesni, jie greičiau tobulėjantis, tai vadinasi ir mane papušina ar ne, labiau stengtis ir, žodžiu, tobulėti kartu su jais. Tai ta konkurencija didesnė visą laiką yra gerai. Bet taip, atsakant į klausimą, tikrai teko išgirsti visokių pasisakymų ir matydavau ir žvilgsnius ir ką čia tas mergos supranta, ką čia motociklizmas ir mergos turi bendro, nieko. Bet tada su laiku, tu kai jau pradedi vis tiek rodyti kažkokią tai geresnį rezultatą. Spardytus pokalius, kitaip tariant. Taip, tada jau atsiranda ta tokia ir pagarba, bet man atrodo, čia visur gal taip yra. Nu, ta prasme, su rezultatais tu tą tokią pagarbą ir įgauni. Tai tada jau ir žmonės, jau ir vyrai ir parašo, ir iš manęs patarimo klausia, kas man dar iki šios dienos yra labai keista, kai kažko manęs klausia ten tų patarimų ar ne, kaip važiuoti, arba, nežinau, o kiek čia rankina atsakė? Kokį tepalą pilti, ar ne, arba tokių visokių klausimų, tai toks kaip ir keista, bet tuo pačiu metu smagu, nes atrodo, tai pripažįsta pagaliau, tai mes irgi sugebam, ta prasme, čia, kaip pasako, talentas. Nu, čia įžeidimas yra. Kiekvienam sportininkui tai yra įžeidimas, nes tai nėra talentas, tai yra darbas, tai yra tiesiog nepraleisti treniruočių, daug mokytis, daug domėtis, daug daryti ir, nu, ta prasme, tai tiesiog čia kiekvienas gali važiuoti. Reikia truputėlį išjungti baimę ir labai labai daug mokytis. Go hard or go home. Ir tada kiekvienas gali, jo. Talentingas, jeigu tu būsi be jokių pastangų kažkokių papildomų, tai tu ten nieko nepasieksi. O moterų, pavyzdžiui, važiuoja, ne? Tai vis tiek nėra tiek daug, kad būtų kokia atskira moterų klasė ar kažkaip? Ne, nėra. Kažkada buvo, tuo metu aš nevažiavau, bet žinau, kad buvo tikrai. Bet šiai dienai, tarkim, mano grupiai, kur aš važiuoju litrų klasėje, tai nėra nei vienos moters. Tai prašom pakvies prisijungti. Labai labai kviečiu, žiauriai fainai. Visas tikrai kviečiu prisijungti moterų labai reikia. Galite jūs parašyti, pavyzdžiui, Instagramą, kurį važinės moterų nori. Drąsiai, pabendrausim, papasakosiu, kaip daužyti vyrą užpakalius. Tai daugiau drąsos ir daugiau darbo. Jo, tai vienareikšmiškai būtų žiauriai fainai, nes gatvėse tai tikrai yra labai daug moterų. Galbūt daug kas nepastebė, nes mes, kadangi esame su aprangom odiniam, tai visi atrodom kaip vyrai. Nu, jeigu moteris, žinai, taip sakant, dailesnio to tokio. Šešėlis įkrenta jau. Ryškesnio sudėjimo, tada galbūt tai, bet šiaip. O tavo komandai, sporto komandai, vis tiek yra komanda mechanikų ir taip toliau, visos merginos yra? Maris gal į mechanikus tada norėtų, ne? Vyrukai yra. Aš tas, kur šalmo nuplėšė tą, žinai, kaip purvinas būna jau stikliukas. Plėvelė tą. Plėvelė plėšo, jo. Pas mane yra vyrukai mūsų komandoje, tai, žodžiu, aš viena tokia mergaitė, princesytė, kuria rūpinasi, tai labai džiaugiuosi, kad turiu tokią privilegiją. Vyrukų, nu, kokią didžią komandą, kad mes esam tryse. Mes esam tryse, pradžioj važiavau tik aš, tada pradėjo dar vienas draugas važiuoti trasoje, bet iš tikrųjų tai mūsų ta komanda, jinai tokia
neoficialiai yra žiauriai didelė. Nu, ta prasme, mūsų yra labai daug draugų, kurie atvažiuoja, uždeda šildytuvus, labai daug padeda ir iš mechaninės pusės daug padeda ir apskritai aš, kaip sakau, visą laiką, kad nėra nei vienos pergalės, kur aš galėčiau pasakyti, va čia mano, va tą aš padariau. Taip nėra. Tai yra labai didžiulė komanda, labai didelis užnugaris, kuris labai daug dalykų padaro ir su mechaninė dalim ir motociklą ten, va, kol aš ligoninį gulėjau ar ne, išėjus iš ligoninės jau mano motociklas buvo pilnumoje atstatytas, reikėjo tik plastikus uždėti. Tai vyrukai dirbo, stengiasi, kad, žodžiu, aš grįžus galėčiau važiuoti į trasą kiek įmanoma greičiau. Vienas iš jų važiuoklę išmoko savo moksliškai ir ne kaip reguliuoti, kad trasoje kažkur nenujočiau šoną. Bet tokių visų dalykų, prasme, tai tiesiog aš nevažiuočiau, aš tiek savo sugebėjimo, aš kaip šitam motociklizme į trasą atvykau ar ne, aš tų sugebėjimų iš vis neturėjau. Ta prasme, nuo nulio viską reikėjo mokytis. Tai reikėjo labai daug tų žinių ir labai tų draugų kantrybės mane išmokyti, nes kartais ilgiau užtrunka išmokti dalykus, bet visko išmokė. Tai sakau, čia ta komanda tai didžiulė, tikrai. Tų žmonių yra daug ir čia yra apie rėmėjus, jeigu kalbant ar ne, tai dėl to, ko aš važiuoju, tai čia galima padėkoti labai dideliam kiekiu žmonių, nes be jų realiai aš nebūčiau važiavus apskritai. Rėmėjai labai įdomi tema. Andrelėt kažką norėjo klausti. Aš tas sąžinės balsas atema. Sąžinės balsas visada turi, žinai, teisę užlysti. Visus klausimus mano sąžinės balsas. Gal čia prisėst sąžinės balsas norėtų? Aš žiūriu, kad šį kartą garsas įsirašytų. Tai apie rėmėjus prakalbam. Vat, pavyzdžiui, biudžetas sezonui, apie kokį reiktų galvoti biudžetą, be motociklo kainos, padangos, startiniai mokesčiai, ten apranga, nežinau. Labai įvairiai, iš tikrųjų tas biudžetas gali sviruoti, tai aš taip girdėjau iš pasakojimų, kad turbūt pigiausias, ką man teko išgirsti, kad žmogui visas sezonas kainavo 6 000 eurų. O jis turėjo draugų ar neturėjo kažką? Turėjo, kiek prisimenu, turėjo. Tai 6. Taip, tai vat 6 000 eurų. Bet čia vėlgi labai sunku pasakyti, nes priklauso, kiek tu komforto nori, kiek tavo padangos yra naujas. Vieni važiuoja su naujomis padangomis, kiti su dėvėtomis, vieni daugiau galbūt, sakykime, tą tepalą ar ne keičiasi vieną kartą į savaitę, kiti keičiasi vieną kartą į mėnesį ar ten nusprendžia vieną kartą į sezoną keisti važiuodami trasoje. Tai čia tokių labai daug aspektų yra. Nuvažiavusi trasą į užsienio trasą, tu gali mėgoti viešbutį, gali mėgoti bokse palapiniai. Tai čia iki belekie gali iš tikrųjų tą kainą. Gali nemėgoti. Bus pigiau. Tada sunkiau važiuoti, galbūt bus kitą dieną, bet kalbant apie biudžetą, jis toksai galbūt, sakykime, labai sunku jį apčiuopti, nes priklauso, kiek sau leidai. Bet tokios maždaug rėžios, tai gal, sakykime, toks standartas, manyčiau, ar ne, vidutinis, toksai būtų nuo kokių 9 iki 20 000, manyčiau, tose ribose. Čia labai didelės rėžios iš tikrųjų, bet manyčiau, kad pagrindė tenais ir kaip tu sezonui? Pilnam sezonui, taip. O kaip tu sekasi rėmėjų susirasti? Atsiprašau, Igna. Vis dabar šitą užduodu klausimą ir jūs uždaviniai. Jau baigsis klausimai pas mus. Aš galiu leisti jums pakalbėti, pakalbėkite. Nes šiaip iš tikrųjų, kalbant apie rėmėjus, tai sunku yra surasti rėmėjų. Labai sunku. Tokiam sportui yra labai sudėtinga. Motociklizmas apskritai nėra tas sportas, kurį daug viešintų gal televizijose, ar ne, kur būtų matomi motociklistai. Kad, žodžiu, jam būtų lengviau. Ta prasme, tiesiog, nes tu gali ateiti į įmonę ar ne ir sakyti, kad tavo reklama bus matoma ten. O šičia tavo reklama bus matoma trasoje, kas atvažiavo, tas pamatė. Nebent tu kažką daugiau socialiniuose tinkluose darai, tai tada automatiškai tu gali daugiau apie tai kalbėti ir truputėlį didesniai auditorijai parodyti. Bet yra sudėtinga ir labai dėl to gaila, nes yra labai daug gerų lenktynininkų, kurie nevažiuoja tik dėl to, nes neturi tam galimybių. Tai yra labai gaila. Tai norėtųsi truputėlį kažkaip palengvinti visą tai, bet dėja šiai dienai yra taip, kaip yra, tikėkime ateityje, kada nors bus gal šiek tiek populiaresnis sportas pas mus ir daugiau apie tai kalbama ir daugiau dėl to daroma. Gal kažkokio didesnio renginio reikėtų, kad jį išpopuliarint, pavadinkime, ne? Gal ar geras pavyzdys, kad ir tas pats kaip Vanagas, pavadinkim Dakarą išpopuliarinęs. Gal kažko tokio
masiško ir Lietuvoje reikėtų kitaip gal pradėtų žiūrėti tada. Gerdai Dakarą. Renginio masiškesnio. Aš bent jau, pažiūrėjau, turiu patirties iš automobilių srities. Tikrai visi, manau, žinot, būdavo tie legendiniai Autoplius Festlap žiedinės tos lenktynės. Ir tikrai, kai jie užsiėmė tą daryti, tas renginys, mano akim tai buvo, visus metus laukdavom, kad ten ir važiuodavom į Latviją, Estiją, visi pažiūrėto renginio, bet taip išpopuliarino, kad, ir, aišku, jie, nežinau, ten kokių reikalų jie dėl to išėjo, žinai, tiek nesigilinu, bet, tas buvo momentas, kad buvo tikrai ant bangos. Tai gal ir motociklų sporte reikia, kad organizatoriai labiau užsimtų, kažkuom sudomintų, pritrauktų. Ar galbūt pas mus nėra tiek daug važiuojančių, aš šiaip net nežinau, gal, sakysi, ant Lietuvos 10 ant tų vairuotojų, kas važiuoja trasai. Aš nesusidūręs, nežinau. Trasoje gal ne tik, bet pačių motociklininkų, jų kasdien, ne kasdien, kasmet, kiekvieną mėnesį, jų daugėja. Pažiūrėkit, keliuose motociklų tikrai nemažėja. Šita kultūra populiarėja Lietuvoje, tai gal kažkoks renginys atsirastų, kuris sutrauktų didesnę bendruomenę tų pačių mėgėjų, ar ne, lygą ar kažkas, net dabar mintis. Tokia, gal kitaip išpopuliarintų pačią šitą sritį, šitą sportą. Arba čia kaip Gerda jaučiu pasikartos, kad dabar prisiminiau, kad sakei, kad yra daug gerai važiuojančių, bet negali savo to leisti, važiuoti varžybas visą sezoną, kad tai, tikrai yra nepigu. Ganėtinai tikrai, galbūt ir finansinis dalykas, tas toksai yra, aišku, tie renginiai jie tikrai padėtų, daug dalykų padėtų, ar ne? O tarkim, aš manau, kad apskritai kiekvienas netgi turinio kuriejas, va jūs, ar ne, darot podcastus, o dabar girdėjau ir į televiziją išeisit, kas labai sveikintina yra, ar ne? Manau, kad tokie dalykai labai truputėlį irgi galės šviesti žmonės, ar ne, apie tą motociklizmą, aš pakalbu gal truputėlį apie trasą ir, ar ne, kad tai nėra baisu, nes aš prisimenu save, kad aš tiesiog bijau išvažiuoti, atsimenu į trasą, dėl to, kad tas pirmas išvažiavimas, jisai labai baisus. Po to užkabino ir jau ten važiuoja tiesiog iš to noro, bet daug tokių aspektų yra, bet viskas vėlgi ten renginius kurti, ar ne, reikalauja labai laiko, manau, sugalvoti finansų, organizatoriam, jie irgi vieni ten galbūt įsivaizduoja, kad daro jau daug, ar ne, daro labai daug kom rūpintis reikia ir kad trasą atnaujintų, ar ne, kad ten, žodžiu, naują asfaltą ten ir treniruotės kas savaitinės organizuoti ir sakykime, tai nežinau, renginius ar ne, varžybas įvairiausias ir panašiai tokių N dalykų, tai galbūt tiesiog reikia daugiau tų tokių savanorių žmonių, kurie galbūt kažką suorganizuotų ar ne, bet tokių irgi gal kol kas mes neturim, gal kažkada galima bus, gal jūs sugalvosit kažką, gal aš sugalvosiu, gal kažką, tai toksai, manau, kad tiesiog reikia žmonių, kurie norėtų tą padaryti, kol kas to inicijavimo nėra, tai bet važiuojančių daug. Būtų tavo nuomonė? Manau, kad daug. Lietuvos pažymos, tu tikrai ne 10 motociklų važiuoja. Mes čia kalbėtume. Aš nežinau, gal 100 važiuoja. Ne, manau, kad tikrai renginius galima pritraukti labai daug žmonių, bet dar labai galima didelę dalį paimti, truputėlį papasakojant, kad nes dažnai įsivaizduoja trasa, tai yra profesionalam. Kažkaip asocijuojasi, ar ne, varžybos, lenktynės, žodžiu, tai yra profesionalas, o aš nieko nemoku, ką aš šitoj trasoje veiksiu. Tai truputėlį perversti žmonių mąstymą, ar ne, kad trasa yra labai puikiai priemonė išmokti važiuoti tinkamai ir nereikia bijoti ir tiesiog tai galbūt tą padarius, truputėlį apšvietus daugiau žmonės, daugiau apie tai kalbant, galima būtų pritraukti didesnį kiekį tiek moterų, tiek vyrų. Sėkite šito sporto Lietuvoje. Važiuosim išbandyti trasą. Apšalę būdus. Aš galvoju, kaip su Goldu pakoja. Man atrodo, jūs mintysė jau trasoje važiuojate, jau čia viskas. Aš jau vien tik tai jau su Suzuki važiuodavau. Tai pas mane visi buvo pakoja, dabar aš žiūriu šitą, tai dar normaliai, lyg ir. Tai čia aukštai pakoja. Su Suzuki tai viską nudražiau. Realiai pusė pas mane nei stabdžių jau svirtės nebebuvo, nes jau buvo nudrošta, pakojas buvo nudroštas, duslintuvas nudroštas, tai pakoja abiejose pusėse. Tai žiauriausia tai, kad su tais stabdžiais, ar ne, aš ten nudrožiau, tai neįsivaizduoju, kaip ten neįvyko incidentas trasoje, bet taip tiesiog buvo, po to pasikėliau, tai kuriam laiku užteko, po to vėl prasidėjo, tai toks irgi reikia modifikacijų su tam tikru laiku, žodžiu, jau upgraidinti viską, nes jau tiesiog kas yra stokia, jau kartais jau nebepakanka. Tai o kur tavo veidrodėliai?
Mano veidrodėliai nusukti. Aerodinamika. Nusukti. Čia irgi tų mechanikų apskaičiavimai viskas? Ne, čia tiek galbūt tos įtakos nelabai turi. Tokios smulkmenos, aišku, jeigu čia mes kalbėtume apie kokį MotoGP, tipo renginį. Iš paskos važiuojančios smulkmenos įtakos. Daug vis būna atveju, kai parskrenda kokios nors detalės iš priekį esančio. Tai tikrai teko pačiai patirt, pagauti, ką nors ar išvengti. Buvo, kad slaideriukas vairo iškrito priekį esančiam, bet daug esu girdėjus ir pakojai, kai nukrenta, nesusižiūri ir žodžiu, iš duslintuvo krenta dalis, tai taip sakant, būna visokių vairiausių atvejų, tai nežinau, ar buvę yra incidentų dėl to, bet kad kažką pameta ir kameras pameta labai dažnais atvejais, nes ypatingai mėgsta su lazdom važiuoti trasai, tai GoProškė, tai jeigu ten prisitvirtina viskas gerai. Su lasda važiuoti. Su lasda labai gražu pažiūrėti. Neretas. Nerezultatui labai važiuoja. fainai rilsai gaunasi. Rilsai geri. Labai Sakau, gerai. nerezultatui važiuoja, turi kitų ketinimų. Bet įsivaizduoji, tas laideriukas nukrytęs, ten, nežinau, kiek, 200 km per valandą trasą jūs pasiekėt jaučiu, tikrai. Būna, Pirma šaiba. tiesiosiuose tai taip. Jo, Taip. tai tokiu greičiu, kai toks laideriukas pareitų, tai smagu nebūtų. Tai akmenukas jau kaip pareina, tai būna prastai, Jaučiasi. dar ypatingai į kaklo zoną, jeigu kur nors tai būna per varžybą jau ten dusti. Yra buvę tokių irgi atvejų. Tai Pagausi dabar, ne? Bet čia vėlgi labai reikia prisižiūrėti tą motociklą. Ta prasme, manau, kad apskritai važiuojant trasoje labai pedantiškai reikia jį prižiūrėti, nes kiekvienas varžtas priklauso tiesiog tavo gyvybę nuo to. Tai tokios klaidos, jos gali būti labai neatlaidžios. Tai jeigu savo pasidarai, tai pats kaltas, bet jeigu kitam padarai, tai kom tas vargšas žmogelis nusipelnė to, ar ne? Tai tiesiog reikia tikrai apsižiūrėti tą motociklą, kad nei ten tepalas kažkur neišbėgtų, nei ten antifrizai kokie nelašėtų, nei dalis kristų kažkur, nes, ta prasme, čia gali būti tokių labai rimtų dalykų, tai tiesiog dėl savęs ir dėl kitų. O trasai, motociklas, tai kiek modifikacijų reikia važiuoti, ką tobulinti, ką daryti, ką patartum galbūt pradedantiesiems, į ką atsižvelgti? Pradedantiesiam tai nieko nereikia. Tiesiog lai būna tas motociklas tvarkingas. Sakau, susižiūrėti visus tos pagrindinius dalykus. Iš esmės, padangos, paprastos gatvinės padangos, ta prasme visiškai stokas. Nieko daryti nereikia. Išvažiavusi trasą mokaisi, važiuoji tokiu pačiu tempu realiai kaip gatvėje, po to pradedi tobulėti ir su laiku tu pajauti, ko tau reikia. Pajauti, kad tau reikia galbūt stabdžių sistemos, ar ne, kad stabdžiai geriau veiktų. Tau galbūt jau reikia jau kitų padangų, nes šitos jau perkaista ir, žodžiu, pradedi slidinėti. Ir tos modifikacijos jos su laiku, bet kad tų modifikacijų reikėtų, tai čia labai dar ilgas kelias yra. Ta prasme, pradėti, tai nieko nereikia. Taip pat sakant į klausimą, kaip ten... Sėdi ir važiuoji. Jo, jie, kaip sako, nusiperka kaip pirmą motociklą į trasą, visą pridarytą, ten reikia, nereikia, žodžiu, ten visos dalis, aftermarketas, jau ten jau galvoja, varysiu čia rekordus, mušiu. Va, čia tai bet high-end. Motociklas, čia nesvarbu, AliExpress, ne AliExpress, bet esmė, kad jisai yra padarytas ir žmogus tikisi, kad, nežinau, net slikus užsidėsiu, ar ne, ir važiuosiu automatiškai, jau čia varysiu pirmas. Tada greičiau slikai. Ne laiku ir ne vietoj uždėti, tie slikai gali tau kainuoti lūžusius kaulus. Tai tiesiog, truputėlį reikia to tokio supratimo, kad motociklas jisai tos įtakos tiek neturi, kiek tarpinė tiesiog. Tai mokėk važiuoti, tai gali tos, ta prasme, tos rekordus tikrai padaryti su visiškai stokiniais motociklais ir, ta prasme, čia nereikia įsivaizduoti, kad nusipirkus gerą motociklą, tu staiga darysi stebuklus trasą. Tarpinė svarbiausia. Kad jau prakalbam apie tą tarpinę tarp vairo ir sėdynės, o tą tarpinę reikia kaip nors ruošti, fiziškai ruošti, psichologiškai ruoštis, būtent trasai? Manau, kad reikia. Reikia. Ruošies pati? Tikrai. Aš gal, sakykime, fiziškai labai reikėtų, nes motociklas iš tikrųjų jis reikalauja didesniam greitį ten važinėti ir jau kai pradedi mėtyti kūną tinkamai ir tos visos pozicijos, tai yra sunkus darbas, visiškai sunkus darbas.
aš esu labai didelis tinginys ir kad ir kaip būtų gaila, aš to laiko sporto salėje kažkaip neatrandu. Papildomai treniruoti save, tai man galbūt konkuruojant su vyrais tas kiša labai didelę koją, nes aš visą laiką žinau, kad aš jau turiu, taip sakant, tą silpnumą dėl to, nes aš pavargsiu greičiau negu pavargs jie. Tai vadinasi, jeigu mes ten lenktyniausim 6 ratus, po 3 jau aš ten paskutinę savo jėgas, kol jie gal ten šilins, žinai, važiuodami. Tai šitas dalykas galbūt yra. Bet šiaip, aišku, treniruotės viskas, to pasirašymo tikrai reikia, jeigu nori tobulėti, jo reikia. Jeigu važiuoji for fun, ne rezultatui, tai manau, kad automatiškai mažiau. Čia kiek tu nori įdėti ir kokių pasiekimų tu tikies. O psichologija, pavyzdžiui, nežinau, turi kokių nors ten ritualų prieš startą, ten, nežinau, meditacija, prakvepavimas, ledų suvalgymą. Dainuoju. Rimtai dainuoju? Jo, šok. Pas mane iš tikrųjų, aš turiu savo dainą, kurią aš dainuoju šalme ir prieš kiekvienas varžybas aš ją dainuoju, nes tas stresas jisai būna labai didelis iki starto. Pas mus Povilas tai Jessica Šai dainuoja. Kiekvienam pagal skonį. Aš tai ten tokias repuką truputį įsijaučiu į tą visą vaidmenį, kad čia dabar visus žudysiu ir žodžiu varysiu ir čia jau, žinai, gangsteris pasidarau. Gal irgi paklausysiu. Praplės truputėlį. Gali pasidalinti konkrečią dainą, mes uždėsim garso takelį šitam podcast. The Rain yra. Parodysiu, žodžiu, atsiųsiu linką dainos. Jūs jau turėtume dabar girdėti. Now I know only I can start the rain. Žinot? Nes jūs tai negirdit dabar, kas groja. Žodžiu, tai šitą dainą aš klausausi, man labai padeda. Buvo, atsimenu, ir tokių atvejų, kai ant starto linijos draugai atėję, mato, kad aš stresuoju ir pradeda dainuoti dainas, tai žodžiu su manim, kad tiesiog man būtų tai tas toksai truputėlį jo, nes tas stresas jis yra labai stiprus iki žalio šviesoforo. Tada jau, kai startuoja, jau nebegalvoja apie nieką, tiesiog nebėra kada galvoti. Sako, man atsimenu, vienas lenktynininkas pasakė, jeigu bevažiuojant apie kažką galvoji, tai vadinasi važiuoji per lėtai. Tai tiesiog truputį daugiau atsuk. Tai stengiuosi važiuoti taip, kad apie nieką jau nebegalvočiau ir tiesiog, ką jau turiu išmokus, tą ir parodau realiai ir ten kažkokių minčių nebūna. Bet iki tol jo, tai kiekvienas, manau, savo kažkokią reabilitaciją turi turėti, kaip ten tokia meditacija gal tinkama žodis būtų, kaip tiesiog pačilint, kad nestresuot, nes kiša koja labai stipriai. O apie stresą užsiminiai, ar labai išmuša iš vėžių, iš pačio ritmo, kaip prieš akis, tarkim, avarija vyksta, ar ne? Nuslysta, susiduria keli motociklai ir kažkas, ar stengiasi negalvot, pravažiuoja ir kadangi veidrodžių neturi, tai nematai, kas už nugaros vyksta. Kaip su tuo tvarkaisi? Manęs kažkaip iš tikrųjų nepaveikia, man būna aišku gaila, jeigu tai yra kažkokie, nors nesvarbu pažįstami, nepažįstami, gaila visų, ar ne, kad nukrito, ten kažkas atsitiko, susižeidė, bet galėčiau pasakyti, kad manęs nepaveikia. Man tokia kaip tik motyvacija, aš galbūt visą laiką paklausiu, dėl ko nukrito. Toks galbūt noras nepadaryti tų klaidų, kurias padarė būtent tas lenktynininkas. Tai nes vis tiek avarijos dažnų atveju atsitinka dėl pačio klaidos, lygiai taip pat ir mano atveju, aš kaip turėjau avariją ar ne, aš padariau klaidą, paspaudžiau priekinį stabdį posūkyje, ko negalima daryti, bet tiesiog labai, taip sakant, tuo metu instinktas suveikė ar ne ir pasistabdžiau ir pamečiau sukibimą ir dabar tikrai esu išmokus, kad prie stabdžio posūkyje nesiliest, ar ne, kad tiesiog nepadarytos pačios klaidos, tai lygiai taip pat ir kitų žmonių avarijos gal motyvuoja kaip tik pasimokyti iš jų, kad neatrodyt taip pat ten įsitaškius ant trasos, žinai. Labiau susimti, jo, tai, bet kitus, aišku, būna paveikia labai stipriai. Tai čia gal nuo žmogaus priklauso vėlgi, mano atveju taip. Bet specialiai kažko ruoštis bent jau, pakol kas poreikio, kai sakai, nematai, nereikia. Ne, tai ką ten ruoštis? Kam tu ten pasiruoši, jeigu aišku ten blogiem žmogus... nepadės, geriem nereikia. Ne, ten, žinai, jeigu ten aišku būtų galbūt, man pačiai neteko matyti, ar ne, kai ten, nežinau, labai ten stipriai, sakykime, esu mačius be sąmonę žmonių gulinčių trasoj, bet jeigu tu dažniausiai, man veikia taip, aš nematau kraujo, tai vadinasi viskas gerai. Ten gali būti labai blogai, bet aš nematau kraujo, man kažkaip atsigaus. Tai jūsų kombinzonai sandarius labai.
Ne visą laiką padeda, bet taip. Bet apie kritimus aš esu girdėjęs, kad šiaip labai yra didelė dalis, kad reikia mokėti kristi. Jūs kažkas instruktuoja, mokotas dėl kritimo. Kiša pravažiuojant pagalį. Jo, treniruotės daro. Esu girdėjęs, kad ten turi išmokti įsitempt, rankas liktai taip laikyti, kai jau nukrenti. Jaučiu, kai krisi, tai žinok, nespėsi čia dar ir rankų sudėti. Bet aš, pavyzdžiui, esu matęs MotoGP, tam, pavyzdžiui, kelis kartus žiūrėjau, kad jeigu krešas, tai jie moka tą. Man atrodo, Igneli, tu galvoji apie trasą, norėtum ją važiuoti, tik iš kitos pusės ruoštis pradėjęs. Aš iškart krist. Mokymų kažkokių specifinių neteko praeiti, turbūt nei vienam čia pas mus, aš nežinau, gal kažkas ir teikia tokius mokymus, bet man apie tai neteko girdėti. Žinau, kad geriausia, aišku, kristi yra kaip maišui, neįsitempus, tada mažiausia tikimybė gauti traumą, bet avarijos atveju tu nepagalvoji apie tai, kaip tu krisi, švelniai, grakščiai. Ar kaip, ar ne, nu, ta prasme, tu tiesiog krenti, nes tu nesitikė to kritimo, jis įvyksta per milisekundę ir manau, kad lyginti MotoGP ir lietuvių, tarkim, lenktynininkų gal apskritai nereikėtų, nes Lietuvos lygis jis yra ganėtinai, netoks stiprus, ar ne. MotoGP yra treniruojami nuo vaikystės ir manau, kad jie tų kritimų pas mus, tarkim, ar ne, gali būti lenktynininkas nukritęs 1-2 kartus per savo visą sportinę karjerą, o tenai jie krenta, nes jie visą laiką ant ribos važiuoja. Na, ta prasme, ten tiesiog jie save pušina pakankamai stipriai, ar ne, tai jau kai tiek kartų krenti, turbūt jau ir išmoksti, kad tas rankas čia kažkaip reikia užsidėti. Tai jau sako, parašė, grūk. Jau įprasta, gal ten ir, žinai, ratus kažką kiša, ten vėl nežino. Finansavimas yra, ko ne. Galima ir nugriūti, ar ne? Ne savo pinigų važiuoja. Stipriai nekainuoja turbūt tie kritimai. Bet pas mus neteko girdėti, kad ten kažkaip, bet aišku, jeigu protas dar spėja apie tai pagalvoti, tai būtų gerai kažkaip. Gal apie ką nors linksmiau pakalbą. O dabar apie patį motociklą, jo ruošimą. Mačiau, kad ir pati daug prisidedi prie ruošimo, nebėjai išsitept rankyčių, pasakiau tvarštelių, kas irgi yra šiaip nekasdieniška mergina matyti tokioje aplinkoje. Kaip ta sekasi visas reikalas? Ruošt motociklą daryti. Jis sakė, Ignai turi draugų. Ne. Jo, čia turi arba mokėti, arba turėti draugų, kurie moka. Mano atveju aš labai norėjau išmokti pati daryti daugelį dalykų, elementarų motociklo aptarnavimą, tai tokius dalykus pavyko išmokti. Tiesiog turėjau vieną žiemą su didelė draugų pagalba, visą motociklą dar praėjusiu Suzuki persirinkom. Aišku, tas persirinkom galbūt labai toks stiprus žodis, pagrindė draugai dirba, bet tikrai daug dalykų teko ir pačiai padaryti. Aišku, iš vieno karto padarimo ar ne, kiek tu ten išmoksi, tu gali elementarų tą supratimą turėti, bet ten, kad suprasti, aš ten net terkšlę nemokėjau naudotis, tai tiesiog daugelį... Bet jau moki. Jau moku. Tai, žodžiu, tikrai pavyko kažką išmokti, ten, nežinau, į variklio pusę turbūt neįlyščiau, bet aptarnavimą pasidaryčiau, šakės kokias persirinkčiau, tai tokius dalykus. Tai pavasarį galite kreiptis pas Gerdą. Nesakau, kad bus pigu, bet... Ne. Bet kokybė. Kokybė, matėm, tikrai yra pas jūs. Taip. O gal apie nepigumą užsimeniau, gal padeda rasti rėmėjų tai, kad tu mergina esi? Ar nelabai tą atkreipus dėmesį? Ar kaip tik iš aklųjų? Rėmėjų nepaklausiau šito klausimo, tai atsakyti negaliu, bet manau, kad vienareikšmiškai galbūt turi. Aišku, toks yra daug sudedamųjų dalių, ar ne, rėmėjų prašymė, bet ieškojame, bet vienareikšmiškai tu pas rėmėją ateini su prašymu padėk man važiuoti. Ir galbūt kai mergina tu ateini, ar ne, dažniausiai pas dėdės, kurie turi savo verslus, tai jie apie tave pasižiūri tokį kaip dukrą kažkokią, ar ne, kur, žodžiu, tau gal ten nori labiau padėti negu kažkokiam vaikinui. Tai aš gal taip galėčiau pamastyti, kad kažkurių mąstymas galėtų taip veikti, ar ne, bet tuo pačiu metu negaliu 100% pasakyti, nesakau, nejau ir neklausiau ir panašiai, bet manau, kad kažkiek gali turėti to tikrai. Einam prie kitos temos, einam prie linksmesnės. Ai, pala, ne, jūs dar... Dar labai svarbią temą turim paliesti. Rėmėjas, aišku, bet
aišku, ir pati komanda ir pati, aišku, prisidedi finansiškai, ar ne? Gal sugalvoja kažkokį verslo planelį, turit savo ar gaminį, ar kažką. Nes girdėjau, kad gaminat savo super duper labai gerus motociklų laikiklius. Taip, tai Jūs dabar mato čia nuotrauką. Ir irsiuką įkelsim, irgi kažkur čia. Tai taip, iš tikrųjų, tų rėmėjų pagalba tai padėjo tik tai dalinai. Iš esmės, realiai po krešo, tai iš viso supratau, kad jau čia ragas, tai tikrai reikėjo ir motociklą atsistatyti, visą aprangą susipirkti. Ir vėlgi mes žinom, kad tai yra dideli pinigai ir reikėjo daryti daug papildomų dalykų, tiesiog, kad paremti pačiai save. Tai toksai su komanda realiai tikrai ir motociklo šalmo aprangos laikiklius darėm ir turim tokį gaminį nečia, tai motociklo transportavimo laikikliai. Aš apskritai sakau, mano toksai Facebookas ypatingai tapo tokį vienu dideliu marketplace, aš pardavinėjau tiesiog viską ir kiekvienas centas keliavo pilnumoje į sportą ir man atrodo, čia kartais gal kai pasako, kad negaliu, tai gal nepakankamai stengiasi, nes iš tikrųjų aš irgi negalėjau, bet susikūriau visas tas sąlygas, kad galėčiau važiuoti ir ėjau ir prašiau rėmėjų pagalbos ir kūrėm gaminius, kurie galėtų nešti kažkokią tai naudą ar ne ir ten, nežinau, padangas nusipirkti dar naujas, tai tiesiog tokių dalykų daug buvo daroma dėl to. O pats laikiklis atsirado kaip? Ar kažkur buvo, nežinau, matė pavyzdį, ar gyvenimas privertė dėl kaip sugalvojo tokį būtent gaminį? Motociklą pastoviai transportuoti į ir iš trasos, rišant su tiesiog ar net tvirtinimo diržais yra didelis apsikrovimas. Vien tai laikas užtrunka. Laikas užtrunka ir tas atsisukinėjimas ar nenukrito, taip nori atidaryti duris ir taip įkvėpi, kad negulėtų ant šono, kiek aš ten iš draugų nuotraukų esu gavus, kuri, žodžiu, ten nukritę tie motociklai ar ne, tai, žodžiu, tokie dalykai ir kažkaip norėjosi labiausiai kurti tai, ko reikia. Tai, kas būtų naudinga, tai, ko nėra, tiesiog nėra rinkoje, ar ne, tai čia, jeigu mes pradėjom, kad ir nuo tų pačių laikiklių aprangai, ar ne, tai Lietuvoje aš norėjau savo nusipirkti tokį dalyką ir aš neradau, kur nusipirkti. Automatiškai sukuriam, padarom, nes nėra, tai turbūt nėra. Tada jau man sukūrus atsirado jau ir kas kiti pardavinėja, tai tos tokios konkurencijos net atsirado. Lygiai taip pat su... Lygiai taip pat su transportavimo laikikliais. Žodžiu, jų tiesiog nėra kur pirkti. Galima nusipirkti panašius laikiklius Amerikoje, bet kažkas nori pasičiupinėti, kažkas nori ateiti pasižiūrėti, kaip atrodo, ar ne, tai mes ir suteikėm tą galimybę atvažiuoti, pasižiūrėti čia ir dabar, kaip visas tas mechanizmas veikia, pasičiupinėti, kad tai vis tiek yra investicija į daug metų, tai žodžiu, tą daiktą nusipirki ir taip sakant, man ir teko naudoji. pačiupinėti, tai tikrai galiu rekomenduoti, kad tikrai labai stabilus, labai greitas dalykas. Ja. Aš irgi galvoju, kaip čia va, tik Lengvai išmokai naudoti? Ką? Lengvai, tikrai easy. Tai čia reikia pamatyti, kad stabilu, labai netgi kartais sunku ten darant reklamą kažkokią, ir ne visi reklamuoja, oi, kaip mano gaminys pats geriausias. Taip. Ir tas norisi pertikti žmogui, bet kol jisai nepamato, jis nesupranta. Čia vienas iš komandos draugų, jisai su krosiniu motociklu važinėdavo. Tai sako, visi ten tvirtinasi su tais, nes krosinius pagrindė ten su tai šniūrais tvirtinasi. Ir sako, aš čia greitai tik įvariau visą kitą galvą, sako, iškėliau ir viską, žinai. Tai prasme, tai tas toksai, čia tokia pati geriausia reklama turbūt parodyti realiai žmonėm. Tai produktas tiem, kas mėgsta gal patogumą, tai pavadinkim. Taip. Ir jiem tai būtų reikalinga. Taip, ir manau, kad vis tiek pedantiškumą gal irgi, jeigu turėtų ar ne, tai yra tvarkingai atrodantis daiktas, žodžiu, kokybiškas. Ilgaamžis, tai žodžiu, atitinka visus, taip sakant, punktus, ar ne, dėžutį. Tai labai verta pirkti. O kur nusipirkti galima? Galima susisiekti su manim. Čia. Papasakosiu viską, tiesiog paliksim jaučiu linkus kokius ar ne ir papasakosiu tikrai plačiau ir apie visą tą mechanizmą ir į vietą galima bus Kaune atvažiuoti, pasižiūrėti, kaip viskas atrodo prieš perkant, arba tiesiog užsisakyti, jeigu jau pasitikit ir tikit, kad tikrai bus gerai. Nebijok, kad ir nusipirkit, žodžiu. Taip. O dabar dar viena tokia įdomi tema.
nepakalbėta su tavim YouTube'as. Kaip tu jame atsiradai? Svajonę tokią apie YouTube aš turėjau iš tikrųjų nuo vaikystės, nes pati labai daug žiūrėdavau tų video. Tai tas buvo, bet visą laiką būdavo, kad aš gyvenime nieko įdomaus neveikdavau, ką galėdavau nufilmuoti. tai kaip ir ta tokia, žinai, palaidota svajonė kažkokia. Gal tik tau taip atrodė? Ne, nieko per daug neveikdavau. Motociklizmas įprasmino mano gyvenimą. Tai, žodžiu, bet tą motociklą atsiradus kažkaip dar toks pamąstymas buvo, kad ar ne, norėsiu važiuoti ir į trasą, toksai truputėlį požiūris buvo į priekį, norėsis į trasą, nėra už ką, reikės rėmėjų, kad gauti rėmėjų, turi kažkur daryti reklamą, žodžiu, toksai buvo. Tam tikra prasme netgi ir strategija buvo padaryta, šalia to, kad tai gali būti labai didelis malonumas ir hobis, kurti kontentą, turėti prisiminimus savo ir draugų ir, žodžiu, visą tai daryti, ar ne? Tai tiesiog prasidėjo visi tie YouTube'o filmukai, ir kažkaip nuo to laiko taip ir važiuojam, nes sustojam dabar šiokią tokią poilsio laikotarpį turiu nuo to pirmo savo, bet porą metų intensyviai buvo kuriamas tas kontentas tenai. Tai pastebėjimas yra tavo turinys kuriamas anglų kalba. Kodėl? Pirmiausia, tai aišku dėl auditorijos. Tiesiog, kad galima būtų paimti visą ar ne pasaulį, o ne tik tai Lietuvos auditoriją. Tuo pačiu metu kažkaip niekada nesiekiau, kad mane žiūrėtų žmonės Lietuvoje, nes labai norėjau protingai apeiti tą, jeigu taip įsivaizduotume, išsprogimą, ar ne, na, visi vis tiek, kiekvienas kontento kūrėjas, jisai nori pasisekimo, ar ne, ir jeigu mes žiūrėtume į tą pasisekimą, tai niekada nenorėjau, kad čia mane kažkas žinotų. Man atrodė saugi zona būti kažkur kitur, jeigu nusišnekėsiu, padarysiu kažkokią nesąmonę, tai bent jau ne lietuviai žiūrės, o ten užsieniečiai, kuriuo aš ten gyvenime nesutiksiu. Taip pat lietuviai ganėtinai kritiški gali būti žmonės ir kritiški iš tokios negražios pusės, ar ne? Tai mano tokie baisiausi komentarai, sakykime, po kurių pačioj pradžiai verkdavau, tai buvo iš lietuvio, tie, kurie užgindavo, buvo iš užsieniečių, tai toksai, gal sakykime, bėgimas ir nuo to buvo. Tai tokių daug galbūt aspektų, bet pagrindinis tai tikrai buvo auditorijos klausimas. O auditorija pati, manai, koks žemynas ar šalis, gal pastebėjus, kur tave labiausiai stebi, ar ten followeriai, ar kažkas? Didžioji dalis pas mane Ameriką žiūri. O, tai netaip jau ir arti. Reiks apsilankyti jau kada? Reikėtų. Amerikoje ir Kanade. Yra kas pakviečia apsilankyti, visokių pasiūlymų sulaukiu ir vizą duos, marriage vizą, žinai, visko, ko tik reikia, jo, tai galvoju, jeigu nepasiseks su YouTube, tai kažkuriam atrašysiu. Tai žodžiu, kažkur kitur pasiseks. Bet tokių, tarkim, followerių, dar kažko rimtų, potencialių, kažkokių, ten, nežinau, lenktynininkų ar kažko. Nėra, kad parašė, kad gal atlieki Ameriką, išbandyt trasą ten. Ar būsi, duok žinę, ten paderinsim. Buvo. Žiauriai fainiai iš tikrųjų, dėl to, nes tikrai yra tokių, kur jeigu būsi čia, parašyk, tai žodžiu, ir į trasą išvažiuosim ir šiaip, tarkim, nuvažiuojant ar ne, jeigu tripinė, tarkim, kažkur ar ne, tai norėtųsi su tais vietiniais pavažinėti, kad tos keliukus geriausius parodytų, netgi jeigu ne į trasą važiuosi. Tai tų žmonių tikrai yra ten vienas vyrukas MotoGP renginius pardavinėja, ten organizuoja, žodžiu, vienas ten, ką jis įveikia tiksliai, aš nežinau, bet jis ten su žmona man atsiunčia video, kai hello Gerda ir, žodžiu, žmona ten riekia ar ne, iš antro, taip sakant, iš galo, tai būtent tokie dalykai, tai jisai pakviečia mane, sako, irgi, atvažiuok, sako, duosiu tau bilietų tavo draugam, atvažiuok, tai toksai, tikrai faini tokie dalykai, reikia čia tik tai prisiruošti ir nuvažiuoti. Tai atneša, iš tikrųjų, tas YouTube'as, jis labai daug atneša naudos daugelio aspektų tos pažinčių, labai daug privertė, gal sakykime, iš savo komforto zonas išlipti, daryti dalykus, kurių galbūt įprastai būčiau nepadarius, ten ta pati vienkė, ką kur toks atrodo tuo metu, nelabai sugalvojau, ką ir tas, reikia kažką mokytis, nes važiuoti tiesiog, tai čia kiekvienas gali ir tas toks, tai parodysiu, kaip aš nesėkmingai mokausi vienkės kilnoti ir žodžiu kažkoks ar ne, bet galbūt, jeigu ne tas YouTube'as, aš niekada nebūčiau bandžiusi mokytis, o po to supratau, kad blemba, čia galbūt ir fainai visai tą mokėti daryti, tai
Tai tokių daug durų. Failai jaučiu daugiausiai peržiūrų surenka. Jeigu raktinis žodis fail. Oi, tai mano pats geriausias video tai yra crashas. Nu, ta prasme, avarija. Tai ten buvo, iškilo tas video, kur man net pačiai buvo nuostaba, kad šiai dienai yra top 1, bet kaip ir nu, ne per tą prizmę į populiarumą nusprendė. Ja, bet, žodžiu, reikia turbūt daugiau kritinėti, tai tada turėčiau išpopuliarėti. Ne, gal geriau saugiai važiuoti. O dabar, aišku, ne pirmas jau video ir ne antras išleistas tavo visas kanalas yra. Dabar pačią medžiagą sugalvoti tau, pavadinkim, nereikia daug ar neusimt. Trasa, motociklo ruošimas, varžybos. Kaip pradžioj sugalvodavai idėjų, nuo ko pradėti? Pačioj pradžioj yra labai lengva, nes tu dar nieko nesi padaręs. Tai atrodo, tų idėjų, čia tik filmuok, tik spėk filmuoti, spėk editint. Bet kai pradedi filmuoti, tada dar pradedi galvoti, kas čia bus įdomu žiūrėti. Tai va. Kažkas parekomenduoja, ar aš žiūrėčiau tokį, nežiūrėčiau, tai tada atrodo niekas kitas nežiūrėtų. Yra tokių, kur man atrodo, aš ten išleidau video, kur man iš viso jis atrodė net neįdomus, aš ten, žiūri 50 kartų editindamas tą video ir tu ten jau vėmi nuo jo, jau nebegali net į savo veidą žiūrėti, tai tas toksai yra, bet jisai ten ir sproks, jis ten kažkam labai įdomus pasirodė ir ten vienas iš įdomesnių, tai toksai kartais gal negali nuspręsti, kas yra įdomu tai auditorijai, kas nėra, tai tiesiog turi bandyti daryti skirtingus tos video, tai šiai dienai yra ganėtinai jau sudėtinga, jeigu be trasos, reikėtų jau kurti kažką ir na trasa labai lengva, važiuoji trasą ir jau filmuoji tai, ką darai, bet kad tiesiog sugalvoti kažkokį turinį įdomų yra ganėtinai sudėtinga. Tai man atsakau, dabar tokia pertrauka, nes truputį buvo, kur išsikvėpiau ir jaučiau, kad man truputį jau reikia pailsėti, nes tas kiekvieną savaitę kažkoks kelimas jau tapo, kur aš jau nebežinau, ką reikia čia daryti, kad būtų įdomu ir jau tos tokios kaip ir tiesiog reikia poilsio, kad vėl galėčiau su meile grįžti į visą tai. Tai dabar truputėlį ir ilsimės, galvojame apie tas naujas idėjas, ką čia galima gero padaryti ir toliau važiuoti su tais video. Tai ties pavasaris jau kaip šausi, tai bus. Pavasario dar nesulaukus tų idėjų Tenerifėje ieškojai iš dalies, ne? Tenerifėje, ne? Taip. Buvom Tenerifėje, keliavom, tai žodžiu, įsinuomavom motociklus, tai daug kontento buvo ten 2 dienas realiai buvo be sustojimo filmuota, 21 valanda medžiagos nesukarpytos, tai tikrai daug. Bet labai viskas tapo paprasta, kai grįžau namo ir įsijungiau ir įsikėliau visą medžiagą į editinimo programą ir supratau, kad visą laiką neveikia mano mikrofonas, o pliurpiau, o jau įsivaizdavau, kad čia bus visiškai kitokio tipo video ir turėtų įsivaizdavau. Kažkur apie neveikiančius mikrofonus galėčiau papasakoti. Situacija, ne? Tai ir supratau, kad tiesiog visas tas dienas nieko neįrašiau, o daugiau be mano kalbėjimo ten nieko nebuvo. Ten nebuvo, kad aš kaip tipiškai filmuočiau save ar nedaryčiau blogelį. Aš norėjau padaryti kažkokį kitokį video, kad pasižiūrėt, o kaip susižiūri toks. Ir galvoju, pakalbėsiu, rodysiu savo emociją bevažiuojant, nes važiuoji serpantinais, prieš tave išlenda autobusas iš po posūkio, kur tu nesitikė ten vienos eismo juostos keliukė ar ne autobusą pamatyti. Ten tikrai buvo, ten atrodo viena kažkur klaida. Aš neišjungiau kameros dėl tos priežasties, nes šventai tikėjau, kad kažkur padarysiu klaidą ir turbūt bus tuo šitaip mano kalnelio. Tai tiesiog norėjau viską filmuoti, jeigu netyčia tai būtų. Fūra vos manęs nesutraiškė, žodžiu, visko buvo. Bet neveikia mikrofonai, tai nežinau, ar kelsiu, dar galvoju, ką su ta medžiaga daryti, gal užkelti savo dainą mėgstamą. Norėjau tą patį. Ir viskas. Arba ką ten Jessica Shai gal žmonės labiau klauso. Ne, tai Jessica Shai klauso, kai nugriūna jisai, jam groja Jessica Shai. Bet tai kada sekantis video naujas dabar, kada bus apie Tenerifę? Nenoriu prisižadėti. Bet kai prižadėsi, tada motyvacijos bus padaryti. Ne, tada bus pareiga. O man patinka viską tokį daryti iš širdies, kada jaučiu, tada tikėliau. Nu tai iki kito sezono. Iki kito sezono, ja. Bet kelionės vis tiek neatsiejamas dalykas ir motociklas. Išvažiavot pailsėt, pabūt, bet vis tiek reikia baiko, reikia važiuoti, reikia... Vargstat ant tų motociklų, ne? Jo, važiuojat visą sezoną, ten susilenkia nepatogiai. Kuris čia motociklistas pasakytų, kad žiema yra lengva?
kiekvienas laukia pavasario ir jeigu tik turi progą išvažiuoti kažkur, tikrai tą progą pasinaudos. Tai lygiai taip pat ir mūsų atveju. Tai labai fainai buvo, kad mes taip pat draugų kompaniją susiorganizavom, pavyko tą padaryti, nes ten tarp draugų dažniausiai nepavyksta kelionės. Tai jo, varysim, bet taip standartinė situacija. Bet pavyko susiorganizuoti, ganėtinai operatyviai ir pasivažinėti su tais motociklais. Tai vat išbandėm naujų motociklų, palyginom. Ką bandėt? Aš Scramblerį bandžiau, bet šiaip Ducatius ten skirtingus pasiėmėm, tai skirtingų variantų, bet visi nusprendėm, kad visgi mūsų motociklai yra mūsų motociklai. Tai šiaip... Taip, patogiau, sėdėti ant Superbike'o negu ant... Vienareikšmiškai. Kad ir kaip keistai skambėtų, man kiek labai keistai skamba. Labai. Nepapasakosim. Jo, bet dažniausiai ten sako, žmonės ar ne, jeigu keliauja, tai vis tiek ten cruiserius jam ar ne, ten, žodžiu, strytus kažkokius, kad ir ar ne, jeigu ten iš kažkokių paprastesnių variantų. O kad Superbike'as tai yra tik tai lėkti ir žodžiu, nusirauti, ar ne. Ir taip nėra. Dėl ko, vienas paprastas dalykas, realiai ant kitų motociklų tu sėdi visą laiką tiesiai, ar ne, tai automatiškai visa tavo apkropa, žodžiu, subinytė, jinai kenčia tikrai ganėtinai stipriai. Ant Superbike'o tu gali 2 pozicijom važiuoti, ar ne, arba tu važiuoji tiesiai, arba tu guliesi ant pilvo. Automatiškai tu pailsi tau, kas reikia, kad pailsėtų, ar ne, tai tokių truputėlių tų pozicijų nereikia šitaip ar šitaip daryti, žinai, bevažiuojant. Tiesiog reikia atsigulti, tai man, kad ir gal nepopuliari čia nuomonė bus, bet man nėra patogesnio motociklo Superbike. Galbūt dėl to, kad aš esu pripratus, bet tikrai išbandžiau ir atrodo eina savo, nekeišiu nieko atrodo. Man kiek yra tekę važiuoti, ar aš nemoku, ar ką, man, žinok, pakerta rankas. Aš pavažiuoju kokią valandą, viskas, nulipu, eikit jūs savo su tom nesąmonėm. Ką? Pasą ne, dar. Užsakęs naują. Pasas įtakos čia neturi. Iš tikrųjų, ar nemoku, ar kame čia gal yra kažkoks triukas tame, kad... Čia yra klaida, kurią daro, nes dažniausiai ant pirmą kartą, ypatingai jeigu ant britvos atsisėda, labai daug apkrovos duoda ant rankų ir visas vairavimas gaunasi iš rankų ir visa apkrova, kas irgi yra labai blogai, nes tu trukdai dirbti demperiui, ar ne, ta prasme, stipriai varant, ar ne, tas rankas įbedant. Tai, žodžiu, pagrindinis dalykas, kas turi dirbti, ką žmonės pamiršta, tai yra kojos. Tai, žodžiu, jeigu stipriai apglėptum baką, suprastum, kaip rankos taiga atsipalaiduoja. Ir lygiai taip pat trasoje yra, ar ne, kad, tarkim, vieni ten gali tikrai iš trasos grįžti žiauriai pavargę, kaip ten atrodo paprakai, tu ten nežinau, ten ką darė, o kiti kaip nieko, nulipa, žodžiu, fiziškai tu kažkiek vis tiek pavargsti, ar ne, bet, tikrai ne rankos ten pavargsta. Tai tiesiog reikia nepamiršti, kad ant Superbike'o turi labai labai stipriai dirbti kojos ir visi judesiai, netgi jeigu tu kūną ar nekilnoji, tai čia vėlgi. Gatviai turbūt retas, kuris tą daro, bet rasai tai tikrai ir mokosi, ir tie, kurie daugiau Gatviai galvytę lenkia, žinai, kai važiuoja. Šitai gerai, aš irgi tai padarau, mėgstu. Žodžiu, centras iš karto kitas būna svorio, bet visas judėjimas, jisai vyksta pilnumoje iš kojų. Tai va čia tokia klaida, bet čia tipinė klaida, labai daug kas tą daro. Aš atsimenu, kai atsisėdu ant Superbike'o, man irgi lygiai tas pats buvo ir nesupratau, kas šį yra. Nepatogus motociklas buvo. Tiesiog nepatogus, bet supratau, kad jisai patogus, tiesiog aš nemokėjau. Lygiai taip pat reikia pamokų, nes su motociklu tikrai ne pirmi metai važiuoju ir atrodo, kad jau čia žinai mokė, bet reiškia yra ko dar mokinti. Visi įsivaizduoja, kad moka važiuoti, bet čia jeigu pradėtum gilintis iš tikrųjų, kiek tu gali išmokti, tai čia, ta prasme, geriausi sportininkai, lenktynininkai, vairuotojai, nesvarbu kaip pavadinsi, kas jie visi turi ko išmokti. Tai nesvarbu, ar čia yra kokia transporto priemonė, ta prasme, su kiekviena transporto priemonė tu visą laiką turi kur tobulėti. Tai dėl to rekordai yra daromi, ar ne? Tai, žodžiu, kažko papildomai išmoksta. Tave Gerdai tikinu, kad su Britva patogu keliauti. Gal pirksėjau. Pavasarį gal paprašysim išbandyti. Pasimainysim. Pirmą paeisim pamokas, jo tupčiukų padarysim gerai. Jo. Nauji motociklai tuo čia pasipildys garaže. O tave YouTube reikia ieškoti Jebitute, taip? Taip. Kas tai per nickname'as?
per daug kažkokios special istorijos nėra visame šitame dalyke. Bet atsimenu, neturėjau pavadinimo, čia buvo tas toksai galbūt pamastymas standartinis moto gerda, ar kažkas gerda moto, kažkas turėtų būti maždaug toje temoje. Ir kūriau tiesiog logotipą YouTube kanalui ir uždėjau Ducati ir tiesiog, nes kontentas buvo pradėtas kurti su Ducačiu. Tai uždėjau Ducati ir bitę nutupė ant ekrano ir man taip mintyse bitė, tai vadinės, ką čia uždėti ant viršaus ar ne, kaip apipavidalint visą tai. Žodžiu, pasodinau aš tą bitutę ant tos panigalės ir tada kažkaip mintis pavadinime, bitutė, aš bitutė, kažkokia kvaila mintis ją bitutė, jie bitutė ir va taip kažkaip gimė. Čia kažkokios tokios labai logikos nėra, bet jinai kažkaip taip susidėlioja, smegenis taip suveikė ir dabar žmonės visai prisimena, visai sulipo tas pavadinimas. Tikrai. Jie bitutė, kokia. Jie bitutė. Sutapimai, gyvenimas ir sutapimų ir susideda iš smulkmenų. Taip, vienareikšmiškai. Iš to ir susideda. O ar savo patį YouTube'o kanalą, tą patį Instagramą, ar gal įsivaizduoja, ar jisai ateityje pasikeis kažkaip kitaip formatas? Tie patys video kitokio formato gal bus iš kitos pusės kažkaip pateikti? Čia apskritai apie idėjas, tokie, sakykime, tai, ką filmuoja, ar ne? Tai manyčiau, kad tikrai labai norėčiau, kad apskritai mano tokia svajonė būtų, ar ne, išbandyti kiek įmanoma daugiau pasaulio trasų, pakeliauti, truputėlį pamatyti daugiau dalykų, tai visą tai norėčiau tikrai ir parodyti YouTube ir žmonėm, kurie galbūt neturi galimybę pabūti, tai per mano video galėtų pabūti ir truputėlį pamatyti viso to dalelę, ar ne, tai manau, kad tikrai tikiuosi, kad tobulės visi tie video, ar ne, tas kontentas bus įvairesnis, tai kviečiu pasubscribinti ir, žodžiu, pamatyti, kaip čia viskas seksis, ką filmuoti, ką daryti. Tai bet manau, kad bus visko. Taip, kažkaip viziją tokį turiu, kad turėtų būti daug įvairesnio, ne tik tai apskritai trasos reikalų, o daug visko. Ir už trasos. Ir už trasos, taip. Bet manau, kad trasos nepaleisim irgi, tai turėtų būti daug visko. Tai aš galvoju, kad šitoj vietoj mes tau palinkėsime daug sekėjų, daug gerų rezultatų trasoje. Daug rėmėjų. Daug rėmėjų, blynų nelinkėsim ir kad ta bitutė, kaip kokia jie bitutė, skristų į priekį. Ačiū labai. Ir norim padėkoti tau, kad pas mus atvarėjai ir mes čia Sąžinės balsas meta Andriui savo sukurtus Road Brothers marškinėlius. Dydį galėsim pakeisti, bet gal, kaip sakant, prisaikysim. Vaikiškas atrodo? Tokie kuda atrodo? Žinai, jeigu per didelį moteriai dovanosim, tai gali iškart supykti. Visą laiką geriau mažesnė. Kokia graži. Būsiu pasipuošus naujam sezonui atėjus. Po robą. Svarbu. Taip, po. Labai ačiū. Kalėdos su dovanom. Kaip ir Sąžinės balsas sakė, prilinkėjo mane, sekėjų prilinkėjom. Jeigu turit Gerdai klausimų apie jos laikiklį, apie važiavimą trasoj, apie keliones, nežinau ką daro. Drąsiai rašykit, klauskit, domėkitės. Tikrai atsakys. Taip, visada. Aišku, nepamirškit, like, share, subscribe, ją bitutę kanalo. Aišku, ir mūsų tą patį kanalą padarykit. Ir nežinau ką, ar tie pavasaris ar ne? Jau motociklai turėtų visų būti paruošti. Dar neparuoštas iš tikrųjų. Tai kada į talką? Nuo kitos savaitės turbūt jau reikės pradėti, jau tepalas pakeliui. Ir ką, atėjus pavasarį, tada sėdama visą motociklų. Ir susitiksim kelyje, ar ne? Susimojuosim. Tikrai taip. Nesusimojuosim, pabendrausim, susitiksim. Ratukus gi organizuojat. Lauksim ratukį? Būtinai. Nes kiek žinau, dar nebuvai. Neverčiam lapą atgal. Planavo. Taip sakant, būsiu. Bus pirmas kartas. Pasitaisysiu, atsiprašau. Tai kągi, pradėjom podcastą jos žodžiais, reikėtų jos atsisveikinimų ir pabaigti, ar ne tada? Taip, bet visi kartu. Visi kartu. Sakyt. Prisimenat? Lauk, primink dabar. Kisses. Kisses. Bye. Bye.